Labą rytą, čia žvejybos laikas. Bandysim šiandien pagauti ešerį twitchingo būdu. Vėjas nežmoniškas. Tiesiog žuvėdra stovi pusė. Na ką, kosminis vėjas. Biškį pakrojau GoPro, didžiulis vėjas. Už manęs baisus tiesiog. Tai kaip aš gaudau, iš tikrųjų dabar pasėmiau čia visko, ko reik, ko nereik. Sačioką net pasėmiau. Jau esu pagavęs keletą ešerių. Šiandien sunkesnis kibimas, daugiau vandens. Esu svenceliai. Esu įsidėjęs į tašį ir į sačioką didesnius ešerius. Tai vat parodysiu, ką su vobleriu pagaunu, kokią dydžią ešeriai ant vobleriu. Tai va, kaip matot, ešeriai tokie didesni. Ir, pavyzdžiui, čia yra jau įdėjau sačioką kelis mažesnius. Du kuom jie ir skiriasi. Dažniausiai ant to voblerio atsirenka tie didieji. Čia nėra didžiausi dar. Jau tokie po 2,5 gramų. Gal 1,300 koks gramų bus. Bet vakar buvo ir didesnių. Tai va, šiandien bandysim, matot, vandovas nelipa per bortą. Ten jau matos kateris iš viso. Iš viso, žodžiu, vos ne į krantą išlipa. Tai jau, žiūrėsiu, kaip seksis. Dabar dėl vobleriukų, kokius aš naudoju. Iš tikrųjų, vakar laivą dariau, visi klausiu, kokius naudoju. Tai vakar šiek tiek sekliau buvo. Šiandien yra pakilę vos ne metrų vandens lygis. Tai dėl to naudojau štai iš tikrųjų AliExpress, čia vobleriukas. Ne reklama iš tikrųjų. Bet matot, liežuvėlis šiek tiek iš savęs yra jisai giliau užnerintis. Kažkur iki 1,5 metro maksimum gal galėtų jis danerti twitchinant. 1,30–1,40 m. Tai bent jau pusę vandens lygio, tai tada ešeriai jau pakyla. Bet šiandien bandžiau ir orbitų pagavau. Paskiau irgi iš AliExpress kažkada buvau parsintęs šešlakiam. Bet jį reikia stipriau biškių užtvičinti, nes liežuvis ilgesnis į savęs. Tai va, ir reikia eksperimentuoti. Esu iš euro kažkada iš AliExpress nusipirkęs, štai va irgi tokį. Modelis į savęs, jisai smulkus, euras. Ir liežuvėlis šiek tiek gilesnis. Na ir tada twitchinimo būdą reikia atrasti. Vakar labai aktyviai twitchiniai ir pasmetimų traukė. Pagavau salatę, 35 cm. Na ir ešerių. Tai va, žiūrėsim kaip seksis, o dabar ką, gaudom. Užskandinu ir paskiau gan aktyviai tokiais twitchais. Be pertrauko galim sakyti. Sekundės pertrauka. Pusę sekundės. Dažniausiai ant tos sekundės pertraukos ir griebiam. Dabar aš gaudau ant vobleriukų, kuris užneria iki metrą. Tai ne visas ešerys pakyla, šiandien dar toks oras. Vakar nors ir buvo didelis vėjas, bet buvo saulytė. Toks labiau ešerinis oras, šiandien žemesnis slėgis. Labiau žuvis turėtų būti pasispaudus prie dugno. Dėl to iki paviršiaus ne visą laiką gali ir pakilti. Na, bet žiūrėsime. Dabar palei priekrantį užmečiau. Bet va, trišakį užgaudo. Nuleidžiam kotuką ir va, greitais tokiais mostais jau turėjau kibimą. Bet neužsėdo. Ne visa žuvis užsėda. Ir čia tikrai ešerio daug. Gal aiškus, ne visose vietose jų būna masiškai, reikia paieškoti per tą kanalą, bet vakar tai kur bestoja visur kibo. Tai šiandien reiškia irgi turi būti, tik tai jisai netoks aktyvus. Ir viskas, ir twitchina. Išjungiau kamerą, pirmas ešeriukas. Nebus didžiausias. Nu, 150 gramų gal. Tokius po 150. Toliai aš visus paleidžiu. Dabar tokius didesnius atsidėjau, kad paskiau nuotrauką padaryti. Na va, 150 gramų. Dabar įdėsim sačioką, jie čia gyvi sveiki bus. Pamatysim, kiek mes jų pagausim vienoje vietoje. Po to gal pradėsim migruoti po upelį. Dabar va, užmečiau. Ir šitas jau gan didesnis. Einam. Va, ešerių, jeigu ateisumėt ant gumos gaudyti ešerį, tai nekiptų visai ant gumos. O, vėl gražuolis toks ešeriukas. Jau
toks iki gal 200 gramų. Bet čia tokie 200, sakyčiau, žiūrint, gražus ešerys visai. Tai vat, gal net neišjungsiu kameros, iš tikrųjų dabar žiūrėkit, va, užmėsi ir turėtų būti. Pasikeičiau wobleriuką, realiai keli tvičai ir kibimas, tvičai ir kibimas. Atradau spalvą, nors ta spalva man visą laiką veikdavo. O, turiu, yra. Ir štai taip, palūpamės jį smagiai. Na, šitas tikrai mažiukas. Čia jau atė iki 80 gramų 100. Pamatys, kiek prigaudysiu dabar iš vienos vietos. Jeigu jau taip lūpasi, tai reiškia jau pilna yra čia. O jau ir turėtų būti pilna sunešta į šitą kanalą, nes vanduo kyla. Tai va, aš tokį aktyviai tvičą. Tik galiu pasakyti, kad jie... O, kibimas nėra. Jau čia nebebus, nes... Čia jau iki manęs nekybo šiandien. Vakar iki pat kojų atsivydavo ešerys. Na, dabar turėtų būti. Prieš tai bakstelėjo, nepataikė. Būna kabliuką gauna į šoną kur nors ir jau nebekimba. Šiaip šitoj kanalo vietoje aš vakar gerai atgaudžiau, tai galbūt jeigu ešerį naujo neužėjo, tai jisai nebe toks aktyvas. Aš vakar atidaužiau visus, paleidinėjau. Neaišku, ar šviežienus užnešė kokios. O gal tiesiog jisai neaktyvas. Nešiotis, žiūrėkit, kaip žvėjai. Tai vieną žvėją, nu, yra tų žvėjų, bet nieks nieko nepagavo, nes nežino, kaip gaudys, arba neatrado to būdo. Kiti tiesiog guminukų gaudo, guminukų visai nekimba ešerys. Mačiau, keli išvažiavo laukan, pažiūrėkit, kokias ten bangos. Katastrofa mane neša. Realiai mašiną pastačiau be rankinio, jau į griovį pradėjo tempti. Tai kas prie jūros, bet toliau užmešiu. Kus čia geras ešerys gal bus? Oi, gerulis ešerys, pažiūrėkit ant woblerį. 300 gramiukų bus kokie. Piešinas gerai. Nu, atrodo per kamerą jaučiu mažesnis, bet jau toks gaila metrą neturiu, bet o, jau delninis toks. Tai čia didesnių gal nelabai ir būna dažniausiai visokių. O, pažiūrėkit kokį ešerį. O, virš delno. Nu, didesnis mes sumesim gražiai. Nėra tokie aktyvus, bet pasigauna. Tikrai dideli ešeriai pasigauna. Tai va, paėjau kelis metrus tiesiog. Ir kai jį užkimbo, atrodo kaip į kelmą kokį bulumt. Bet reik paskandinti, va, giliau biškį, nes vandens labai daug. Čia jau mažesnis jaučiasi, va. Dėl įdomumų. Paskiau paleisim, kai eisim į kitą vietą. Sudėjau sačioką ir matos, kaip sačiokas kyla vandovis. Greit apsiamšė visą krantinę, tai svencelė skęsta. Biškį nepagalvota, taip gal žemai daryti. Daryti visą tą platformą. Čia iki laiptų dar šiek tiek daizdo vanduo. Bet nu, imk. Ima ir nepaima. Nu, nepakirta. Šiandien tokie aktyvus, bet kibimų daug labai.
tokių nestaigių. Būna vėjas, jie netgi kartais matosi, šiandien nesivėja, bet vakar tai buvo kosmosas, kai matęs. Eina iš paskos tiesiog po 10-20. Dabar tolimesnį metimą padarau, kur nemėčiau, vėl nauji ešeriai būna. Bet reikia užskandinti, nes jie arčiau dugno, kad norėtų pakeltą užpakalį. Kampą į kibimą. Čia biški gal minusas, kad plaukiantis wobleris šitas yra. Tai... O, vėjas jau iki čia yra, bet neužsėda. Brakonieriauja. Kuoja, žodžiu. Ten ešeriukas. Čia dabar reikės žiūrėti, gal woblerį kitą pamėginti. Bandom tą uždėti. Biš pakeisim woblerį ant minkštesnį. Gal su šito labiau dar dirbs paskiau ką. Tai va, mokinam žvejoti. Gaudys. To jau viena vieta. O, gražus ešerys yra. Tokie po 2,5-300. Na gal 2,5 čia labiau. Mažesnį, didesnių, paskui patysim, kad čia surinkom. Aš tik didesnis va parsinešu įmesti. tą woblerį reikia čia kažkur nuo vandens biškį. Jeigu ne, tai blogiausia atveju aš galiu dar iš mašinos savo meškerį atsinešti. Duoti. Tuos mažiukus tokius jo, gali paleisti. Tai didesnis. Įmetam tos mažiukus, tai čia. Pavyzdžiui, tričino labai greitai, ne, paėmiau jau lėčiau biškį, žinai. Yra. O, čia geras ešerys. Duodu greičiau, duodu lėčiau. O, žiūrėk, eina, ai, žolė. Bet jau gal rimtas bus. Palauk, atsargiai. Nu va. O toks kibimas. Oi, netgi jau nebe taip aktyviai už lūpos kraštelę paėmė. Ai, tik to, tingiu. Mesk va, skersai ten link to laivo, mesk kur nors dabar. Nu gerai. Įpratemk. Kaip rodžiu. Aš po tavęs va užmetu. Dabar galite irgi mesti viskas, taip aš. Toks kibimas, kas metimą ešerys, tik nedidelį. O. Stenkis tik tai svalą atsileist, jau kad paskiau jau iki galo nesusitikti. Nes taip tai visi pasėda taip žvejybos. Da, jeigu kimba, tai šis, nu atsargiai, permeta tave. Nu, vyniok. Palauk. Ai, čia jeigu jo tiek yra, čia 2 metrai gylis, jisai pakyla, žinai. Jisai susierzina. Jis tą mailę taip ir medžioja paskui.
Šitam kanale jisai bus visur, ten jaučiu sulindęs. Ir į vidų, jeigu paėjai, žinai. Čia mačiau, jis buvo atėjęs, žinai, iš namo pamėtyt, nieko neištraukė. Nors čia filmą ešerio. Jis žiūrėjo rytą, įžiūrėjo per langą, kaip aš gaudžiu. Bet jis kitaip gaudė, jis ant žygą. Nieko. Kaip ir agresyviai, bet su ilgesniam pauzėm tokiam sustoja, woblerį palaikau, žinai. Aš GoPro įsijungiu, filmuoju. Gaila, tų varžybų nenufilmuoju. Va taip irgi atrodė išjungiau, paskui įsikrojo, paskui kol pakrojau, žuvis kybo, paskui kai pakrojo nebekybo. Gavos video, kai nieko nesigavo. Nu va, žiūrėsim. Tas, kur vienas toks didesnis buvo, tai jau toks smagus, pusės kilogramų bus. Dar drevernai va taip gaudo. Vilhelmo kanale ten prie tilto yra tokia dabė, dabar lieptelį mačiau ten padarė. Bet ten iš kosminis vėjas, va, kibimas po kibimo. Sukant neima, ne? Nu, atsakau, kol neatrasi tos provodkės, va, į nieko. Man tai imtima, bet ne visi užsėda, jau tušiais. Pamuša, už kabliuko čičiut gauna ir vėl nieko. Čia mačiau lyg išvažiavo, reik tenais, va. Pereitę, matai, virvė yra. Atsistok su virvė ir šalia laivas. Ten pamatys, kai lupsi. Toj vietoj kur nors. Ir mes ten į kitą pusę visą laiką. Matai, va, virvė yra. Už virvės, mes tarp tos virvės ir to atsisto kur nors įmėti. Pamatys, kai ten lups. Ten dabar ešerys nematęs to woblerio, tai mes ten nedamesdavom. Toliau. Tikrai gražių ešerių šiandien yra. Gan daug. Ir jis aktyvus, o kitoj vietoj net nekyba. O, yra. Jau į tokias po 200 gramų žiūri per mažai atrodo. Sakau, tas jau žiūri, tas vidutinis jau per mažai atrodo. Tas didesnis kaip pagauni. Nu dabar mūsų dar eilėje 4. Matai, mes čia dar mėtam biškį, kur jau mėtė. Biškį nusirinko. Turi ir tu jau 3. Nu man prieš paskutinį vietą nebus nieko. Ką? Nespėjau, per mažai atstumą. Tai leis tokius atgal, žinok, jau ten tos. Nu gerai. Mes lydeko turim būti šeirinę. Na gerai. Tai, va, mažylį pagavau kažkokį jau čia. Jam nereik daugiau manęs. Nu, šiaip reik žiūrėt. Aš tai toks va jau mesiu atgal tikrai. Žinai, paskaičiuot žuvų skaičių, tai jau čia jau koks 100 turėtų būti per kelias valandas. Kiek metimų padaryti, tiek ir šerių turi, galim sakyti. Čia norma gali greit primušti. Bet jeigu suvažiuos visi čia gaudys, žinai, išrinks, tai jį neliksi. O, kala jie tenai. Ar mes čia... Ai, viens kitą permetėm. Sakau, kas čia yra? Palabiškis. Galvau, kodėl čia taip muša man. Timtelė, nesuprantu, kažkas tempia, blemba, nieko neužkerta. O.
palikau nesupratęs iš pradžių. Nu, kai vožė kažkas į kitą pusę. Stiprus, tik tai sakau. Šlovėje gelbėja. Nu. O, yra. Šiandieną žuklė. Mėtį įtraukė. Tai vakar tokių po 10 parseka. Matai, kai tai plaukia, žinai, iš paskas. Iškėlė voblerį, realiai sustabdai voblerį, jis dar prieina, taip stuktelį. Ten tikrai neturėjau, kai filmuoju, žinai, aš ten su telefonu te buvau, neradau GoPro namie. Pabandysiu aš šitą. Ta rožinė? Nu. Bandyk, šitas geras spalva yra. Ta rožinė man, nežinau. Šiandien gaudydavau su ją, lupdavau visą laiką. Aš tai nekeitaliuoju, aš tas aktyvius susirinku, užtenka, taip jau. Po to lydeką reiks bandyti. Neaišku, kokie orai bus, kad nebūtų tik tai šalčiai iš karto, kokie minus, žinai, neužšaltų. Ne, nu žinai, bus dabar pliusas, paskui, žinai, kaip apsisuka oras visai. Nes dar ne visur, net, žinai, žolės sukritusios, lelyjas. Labai šiltas vanduo, ilgai laikos, iš tikrųjų lapkritis jau yra, o plus 14 laukia, ten 12. Šiandien biški toks sezonas. Didžiųjų lydekų paieškoti. Nežinau, gal kokie netyčia būtų, žinai, aš vakar salatį vieną pagavau. Begaudant, gal ko aš čia toks užkybo, tai salatis. Gal kokie netyčia ir būna, bet nemanau šiaip. Kiek esu gaudęs, nenukanu. Fuksų visą laiką būna. Mariuose yra tų lydekų, bet gali pagauti. Pasisekt gali. Bet jau nebe taip aktyviai. Atsižiūrėjimai. Matei? Ore atleidži šoką, aš iš vandens viskas švyko. Da jo, čia kaip neėdė būtų dabar. Tu pažiūrėk iš apačios, va. O, vietinį pagavau. Dėmėtai. Realiai čia gyveni gali iš balkono į svaidą visėdės. O, biški pauzę, paduodu ilgiau, pastoviu vobleris, biški greičiau, vėl paduodu. Čia per vidurį kažkur kimbo. Žiemą šlakio varysi. Sakau, žiemą šlakio bandysi gaudyti. Nebus taip lengva, bet žvejų labai daug. Anksčiau tiek nebuvo, žinai. Nu, bet eina pagauti. Pirmoji, antroji žvejyba kažkada išeis, bet žodžiu. Reikia tikėti, neskubėti. Nu, ir paskui, kai gauni bankę, svarbu pasikirsti. Ta pačią vietą. Ir vėl kimba. Ai, trauki irgi? Bet va, vėl sustiprėja čia vėjas, tai pučia per šoną. Ten į mašiną, kai reikia nueiti, tai šis va, kibimas buvo. O, gerą turiu vėl. Jau gerulis šitas va. Storulis toks. O, rimtuolis toks.
net ne į burną, va. Šalia burnos. Gražus toks jau. Šitas jau storas, didelis. Irgi pagai. Nu va, vėl pradėjo kipti. Bet nebe taip agresyviai, nei į burną pataiko, nei vienas dar burnoj nebuvo. Ai, tau į burną, man du iškart nepataiko į woblerį. Reiškia plaukė iš paskos. Nu, galą lemba prieš pat galas čia. Kažkada tai, kai čia žvejojau, tai su valtim buvau. Atsistoji, žinai, ten kitai vietai stovėjau. Aš esu daręs video YouTube, žinai, iš valtis gaudžiau, taip irgi atsistojau, radau ešerį ir lupaus. Vėl nepaėmiau. Kažkaip neužsėda, jau taip rimtai neėma. Būtum prie jūros, net nepagalvotum, kad žvejoti iš vis tokių orų galima. Čia šulci į lauką neišleistum, čia jau tai va, atsėdėsi. Gaudai. Ai. Permetė į kitą pusę, nu jo, čia 15 metrų, net nėra jaučiu. Kas čia mažesnis paliko, arba pasitraukė tie ešeriai didesnį, arba nebepaėma tie didesnį. Dabar reikia lėtesnė tvičą jo. Nebenori tokio greito. O, kibimas. O, ai, aš čia tave davo tampu. Ne, gerai. Jo. Va, pro kas ten yra. Taip, paleisk. Tak, tau pins valas tik tai įsisuka. Čia tarp trišakį viskas. Tak, čia, plauk, nupiršinė. Leisk. Savo, viso. Viskas. Čia aš iš va šalia gaunu tos kibimus, bet kimba jau kitoj pusė tiesiai metu realiai. Jie čia stovėt stovi, jie jau žiūri tą woblerį, bet jie nebenori imti. Tai aš jiems vos ne vienoj vietoj dabar, žinai. Tik tai patraukiu biškį, nes su tokiais agresyvesniais sudėsiais. Vieni yra jūriniai, kiti marių. Iš jūros čia. Šviesesnė. Jūroje dažnai sėdė tenais visą vasarą. Dabar kai toks vėjas, tai nu kiti jau žiemoti eina, vaidanė sulenda, dar kažkur, žinai, tą atmatą plaukia, gal dar kažkur. Kiti va čia susigrūdė. Jo, dabar gal lašišų šlakį negali daug. Reikėtų biškai pasiskaitytas taisyklės, kad neištraukti. Jo, pavyzdžiui, dangiai gali gaudyti, ten irgi ešeriai yra. Iki Liepų, ne? Jo, iki ten Liepo tilto, paskiau tipo šlakį lašį. Po gruodžio galėsi gaudyti, bet irgi dabar nežinau, reiks licencijos, nereiks ten. Jei pagauni ir tik paleidi, nu ten, sakau, daug visko, žinai. O, į vieną tašką mėtau, blam. Bum, 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 o, jau biškai.
Štūrė besti. Žinai, išgaudysi, realiai viską išgaudysi, taip mažystų. Nu da, paskiau jeigu liks, paskambinsiu, gal žinai. Nežinau, kas mašiną tvarko, žinai. Nu, aš nežinau, kai to žuvies ne taip, žinai. Nebėr čia didelė. Arba tas didelis nebėjai. Dabar reikia ilgiau vienoj vietoj tvičinti. Jau batoniukas toks. Jau nemažas. Ir tokia daug šiandien. Aiškus vėjas irgi. Čia baisiai. Vien kažką nekimba, va, dėdi tvičiuką. Taisyklingai ištvičini, tik tada aktyvimas. Nuo to vėčio. Gavo jis kitoj vietoj. Šiandien dar puolė ir raudę pagaliau parodė. Turi? Ai. Parsinešimo ešeriuką vėl. Ir aš turiu. Yra? Ne. Bet jau šiemet uždaryti čia. O, panašus. Tai vakar net vietų, bet sakykim, pagavau vienu metu ant mokrų, žinai. Skibės vienas iš apačios, kad išviršos. Ant tiek puolė, žinai, kad du vienu metu. Vieną trišakį prarys, kitą. Tai įsivaizduok, čia pilna yra, aš va, vėl traukiu, bet reikia pravedimą vėl atrasti. Jau lėtesnis. O, yra. Šitas geltonas, žiūrėk, auksinis žuvelė. Reik paleisti. Jau marinis, o. Tegul plaukia auksinukas. Realiai nesvarbu, ir ten turi būti pilna, bet reikia, sakau, praviotkę padaryti. tą pravedimą dabar. Lietą daryti. Jėgos ne vietoje surenginėti. Tik vis užtempinėjai su galūne. Kelis taigesnis, vėl lietus tokį, žinai. Būna seka biškį staigiau padarai ir tada kažkodėl tik čiumpa. Nes va, mačiau, plaukė iš paskos. Bet neėjom. Po to atsirinksim, parodysim, kiek ešerių pagavom.
Mažesnis paleidom visus. Na, paleisim čia tik po 105 gramų. Ir jokios kitos žuvies nepagavo. Sutemoja, ne? Tamsoj daužys. Tai gali atsisek. Atsižiūrėsi, kiek jau yra. Kiek jau yra sudaužė, tai gal vandens reikia supryti. Užtrauktukai yra. Nu va, klumpė kokį. Gražus ešeriai. Yra ir didelių, reikia vandens užpilti dar nebent. Ką nenudviesto. Tiesiog ešerys stovi. Oras tai žiaurus, ten išeisi lyg mašinas nupūs jaučiu. Ignai čia žiūriu. Jo, jau tos mažiukus paleidžiam, kad ten nebūtų mėsmalė. Čia fotkiai pasidaryt, dar kažką tai rodyt. Kas vakar būtų dėjęsis, aš ten irgi turiu kasmetinį. Bet vakar tokį didelių daug neprigavau. Poros valandų žvejyba. To jau nufotkinsiu, nufilmuosiu kiek yra. Nebiški. Laikyk tą, žiūri, jeigu nori. Gali palaikyti tą.